Na, eina pažiūrėti. Kojas pasivalom. Aha. Tai nusiausim priengite. Va čia matau gyvenimą nusiausim. O kvepia. O meškerių. Medinė trobelė kvepia. Prašau? Medinė trobelė kvepia. Tikrai, tikrai. Čia pelių yra. Yra peliukų? Yra, iškart galiu papasakoti dėl ko. Žiūrėjau, kaip nugriaušus pinigą potą, tai? O, prašau. Belėzų. Kroksiukai. Nu, jauku, labai jauku. Nu ką, jauki trobelė, ne? Įjunkit šviesą. Ežeras matosi. Žemėlapis. Palaukit. A, kitoks čia netoks kaip mūsų. Biški kitoks. Mūsų laivas čia, o mes esam čia. O, barelis yra net. Yra dujų balionai. Šildytuvas dujinis. Sirup. Prašau, kaip tvarkingai žmonės. Va. Nu, neprapultume. Neprapultume. Tik tai lempas nėra, niekur elektra nėra. Yra žvakučių. Yra žvakučių, romantiškai. Tai va, tokia trobelė. Nu ką, sėdam pavalgyti pusės? Sėdam, išgersim arbatos, užkasim ir mes žygiuosim į laivą jau. Vėjas, girdit kaip užė? Taip, ir laive pasimūti. Aha, dienoraštį skaitau. Nu, suprantu, ne viską dar iš. Nu, skylė jų nulė. 20. Tai čia nuo 16 metų ta trobelė, kaip supratau. Nu ką, mes pasirašom. Pasirašom. Užsieniečių čia nėra, jokių, angliškai nieko neparašyta. O, postkere bus. Užkasim vytintos mėsytės, sūrio. Mūsų rauginto agurkėlių, kur vežiojamės iš Lietuvos, ir lietuviškos duonytės. Prašau. Radiatorė, briketai, degtukai. Žemėlapis. Ne, grąžtas normalus, Dariau, kodėl jūs sakot? Normalus grąžtas, įprastas grąžtas, nu. Tai tau normalus, nu. Tai pasilipkit. Atlenkti viršų aš nepasiekiu. Viskas, vyniojamės. Da gerai, mačiau. Labai fainai pasidėjom, išgerėm arbatos, užkandom. Dabar išgliuosim toliau 2 valandas namo iki laivo. O laive jau kursim. Kursim krosnelę, kad būtų šilta. Drėgmė, žvarba ir šaltis toksai. Vasara, 8 laipsniai trobelė. A, mes atėjom, va, 2 laipsniais pakilo. Pakilo buvo prieš tai 8. Dabar sužilojau. 2,5 laipsnių, prašau. Pasigrožėkit. Pasigrožėkit dar kartelį. Paliekam saldainukų. Tai priklauso atėjusius svečius. Ir žygiuojam. Nu ką, ačiū šitiem nameliam. Priekį biškio. Aš tai negaliu atsigrožėti dar. Šitais vaizdais, ypač kai oras toksai visai neblogas. Nemažai matosi. O mes ką toliau, kaip atėjom, taip ir grįžtam. Vėjuko dabar daug kur kas mažiau. Visai neblogai. Yra biškaliukas, bet norisi judėti, nes šalta. Apsirengę taip šiaip savo. Nes vakar taigi buvo šilta. Žodžiu, čia tikrai su apranga irgi reikia žinoti, kaip rengtis nutaikyti. Leidžiamės po truputį. Vis tiek, va, aš tokius aštrus be pirštinių, tai čia iš karto gali dėti ranką ir paskui važiuoti priėmimą su ta ranka. Išlysim prie kasyklų, nuo kasyklų jau ten matyti ir namai.
Tikrai, kai pažiūri, tai kaip Marso kanjonai. Ten va jūra matosi. Išgremžta nemažai. Krateris toks padarytas. O tai ten tai ta buvusi šachta. Priekyje jūra ir po dešinę viena įlanka, Sorhamna, o ten mūsų kažkur bus po kairę labiau. Gerai pavaikščiojome. O, ir pažvėjom su kaupu. Su arktiniais šalviais jau atsiskaitėm. Galim žiūrėti orus ir toliau į šiaurę kilti. Žvėjai čia gal biškį pasmerks mane už tokią tarą, bet žinokit, gerbėmieji, labai praktiškas dalykas. Kažko čia neprisikrausiu mandro. Pagavom žuvį vytinimui, rūkinimui ir kepimui. Į maišą šiandien pasūdysim, sutvarkysim ir už poros dienų arba už geros paros pusantros išdžiaustysim. Tos palijos vienos yra jūrinės, kitos yra ežerinės. Ir kaip suprantu, jos skiriasi. Ir pagavus jūrinę, jinai tiek daug energijos ir jėgos turi, kad šakės vienas malonumas žvejoti. Aš įsivaizduoju su kokia muselinė, lengvų 5 klasės arba net 4 klasės kotuku, kad tai tu tiesiog streamerį užmest, tai čia būtų žvejyba kosmosas. Nu ir aišku, kad dar nebūtų žvarbaus vėjo nuo jūros, tai būtų pasaka, rojus. Štai dar viena skylė, nepažymėta, bet irgi matosi, kad kvarco bandyta ieškoti yra viršui šiek tiek. Nes, radau ant žemės tikrai labai gražių kristalų, tokių tai tyrinėjau, ieškojo čia jie tikrai. Pagaliau išėjom į savo įlanką, laivas stovi, tiesiai stiebas žiūri, nosim į mus. Pamojuokim laiveliui, jau pasilgo per visą dieną turbūt. Į priekį 2 valandos, grįžtant. Palaukit, pasakysiu, praktiškai irgi 2 valandos, bet dabar jau žinom kelią. Viską ir pažvėjom 4 valandas, tai viso sugaišom 8 valandas, bet žuvies tai prikalėm pas Darių, dar yra kupriniai. Gal turėsim svečių laive, kas čia žino, tai turėsim kuom pavaišinti arba patys skaniai pavalgysim. Pažiūrėsim, kaip rimto peilio. Apa. Apa. Prašau. Nu šiandien neblogai pažvejojom. Tikrai ką neblogai. Čia visus ruošiam operacinį lauką. Ir to įdėsim žuvį. Čia žuvis. Prisitrauksim peilį. Grįžom prieš gerą valandą, dabar jau 11. Nu ką, reikia sutvarkyti laimikį šios dienos. Nuostabus. Nemažos tokios palijos. Šita ne viena didžiausių, bet ir nemažiausia. Tai dabar susūdysim viską gražiai, išvalysim, sutvarkysim ir į kibirą. Ir tada paskui jau mes ją vytinsim, kabinsim kažkur tai laivelį ant apsauginės tvorelės. Vienu žodžiu sugalvosim, kad
Gerai nenuneštų. Nešlapinam, gerbėmieji, o gražiai išvalom, va kaip Kęstučiukas. Gražiai išvalė, tik tai šapiukai, lapiukai liko, Dariukas tuoj nuvalys. Sterilus tie šapiukai. Taip, įsitraukiam druskyti. Hop. Čia. Nu. Išvertė į skūrą į gerai. Mes atsimenat, kai valgėm tuos tokius, kur mums davė, buvo Sibirė, atsimenat? Vyrukas ten su tėvuku tokius vytintus sykus. Irgi su kauliukais, bet suėjo mum jie kaip, oi, vienus valgydavom, pamenu, tai... Labai skanus buvo. Labai skanus buvo tikrai. Tuoj pavalysiu. Nu graži palė, labai graži. Dička. Aha. Tokį pabalę. Akcentai uždėti. Ir tas pilvas oranžinis toks. Tai tikrai atrodo įspūdingai. Paskutinis egzempliorius. Viskas jau. Pusė pirmos praktiškai. Pusė pirmos, o dangus jau giedrinasi. Viskas, eisim miegot. Dar negreit. Nu, eisim, valandos bėgiai jau eisim miegot. Nes rytoj plauksim, tai reikia iki pietų išplaukt. Daugiau mažiau viską pasiruošėm, va tik tai žuvį sutvarkom, kad jinai savo sūdytųsi. Aš laivą daugiau mažiau paruošiau ir rytoj keliausim. Papusryčiausim gerai. Šiandien gerai reikia išmiegoti, jau vėjo labai tokio nėra, gal pavyks. Prašau, visas kibiras gavosi, neturim svarstyklių. Gal čia tai žvejai. Liuks viskas, reikia uždėti maišą ir nešti į lauką. Rasalas pasileis į apačią. Labas rytas. Šiandien Liepos 15 diena, man atrodo, ir paliekam Lokių salą. Atsikėlėm ką tik, iš tikro 11 valandų. Laive tokių aplinkų čia garsų. Nu, vienu žodžiu, tai kažkaip taip labai prastai išmiegojom. Čia reikia sugaudyti, kur kas bilda, dabar dar neaišku. Tai vėjas, tai visai čia šiaip neblogai atrodo viskas už lango. Vėjas ūkauja, bet jūra tai taip ramoka. Tai dabar belieka pavalgyti tik tai pusryčius sočiai ir šiltai ir ką, per porą valandų bandysim išsiruošti. Gerai patūsinom Lokių saloj, pagaudėm žuvies. Palijos arktinių šalvių, kitaip tariant. Dabar jau esam pasiruošę pusryčius. Grikių košė su konservu, kiaušiniai, mūsų gaudyta palija, vytinta mėsytė, agurkėlis, svogūnėlis, sūrelis, kavytė, arbatytė, Darius. Nu kaip Dariau, smagiai patūsinom Lokių saloj? Labai. Dar norėtumėt? Norėčiau labai. Kelius žinom mintinai jau praktiškai. Jau vaikštom be žemėlapių. Tai superinė žvyba, superinė gamta, atšiauri, bet to pačiu ir labai graži. Tai dabar tikslas yra nuplaukti šiandien 160 jūrmilių, tai turėtume būti rytoj į vakarą. Nuleisti inkarą pirmame Špicbergeno salos fjorde, pailsėti, na ir paskui skaičiuosim dienas, žiūrėsim, ką galime nuveikti. Tai visiems skanaus, kas pusryčiaujat, vakarieniaujat ar pietaujat. Įjungiau kompiuterį, matom jau va, kur patys esam ir aplinkinius laivus. Va, mes čia va štai esam. 16 kanalą būtinai įsijungėme, kad žinotume, kas vyksta jūroje. Darius dar daro termusus, užpila arbatos, kavos, šiek tiek maisto, kad turėtume, jeigu ką. Vėjas trupučiuką užkilo į nosį, tai dabar inkarą reikės susirinkti. Gali būti iššūkių. Nu, nieko, gal paduosim į priekį šiek tiek, atsilaisvins grandinę ir susirinksim.
Vėjukas gerai košė. Nu taip gerai išpūtė, kol ištraukėm inkarą, tai iškėlėm inkarą, tai praėjo biškį laiko. O švilpauja vėjai. Gerai, reikės tuoj burės kelt. Šiaip ne taip. Pakėlėm inkarą, iškėlėm burės, vėjas šniokščia. Tai patikėkit. Nežinau, koks 30, gal bus mazgų, bet toks vaizdas, kad 40. Autopilotas nevairuoja, teks kol kas patiem vairuot. Išsikėlėm dvi burės. Mizeną ir pagrindinę burę. Ir ką, dabar palei salą plaukiam. Buvom tenais vat. Ir plauksim dabar va taip tiesiai visą laiką. Paskui darysim posūkį jau į jūrą. Čia mūsų sala nepridengs. Galim gauti vėjuko nemažą. Dingo vėjas kaip tik. Davė mums čia pylos. Užplaukėm už šito kalno didelio ir baigėsi vėjas. Tai dabar jaučiu išlysim, vėl gausim. Šiaip jūra atrodo rami priekė, gerai rodo. Viena lygtais graži, bet kas ten už kampo, tai vėl nežino. Darius palapinę truputėlį sutvarko, nes labai čia ją blaško vėjas. Žuvis mūsų nelabai techniškai, bijom į tą kibirą, lyg žinot kokią biškį. Labiau ekstrinė ar stresinė situacija ir gali tą koją greit atsidurtam. Kibirė su palėm būtų negerai. Bet kai vaizdeliai, ką, klausykit. Kokie kalnai. Fū. Va ten va dar jau galėjom net užlipti aukščiausias kalnas, man atrodo, šitoj vietoje yra vat. Užliptume drąsiai. Tai kad palijos mums labiau rūpiniai po kalnus. Vėjukas neblogas, jeigu reikės taip ir į mordą bus pastoviai, tai bus labai šlapas. Pirmas bandymas išplaukti nepavyko, kadangi labai stiprus priešiniai vėjai. Ką rodo Windy Appsas, tai dar nereiškia, kad taip yra iš tiesų, nes nepaplaukiam prieš stiprų priešinį vėją. Apsisukam, grįžtam atgal į savo įlanką ir, nu ką, lauksim rytojaus, geresnė vėja šiek tiek. Bangos didelės nėra, nes pučia nuo kranto. Bet stiprus vėjas pučia. Išvarėm, kad išvarėm. Vėjas kokie 35 mazgai ir į nosį duoda. Tai priplaukėm... Liepto galą. Ne, nu, kur daugiau negu pusę Meškų salos. Jau matėm šiaurinę dalį ir pasukom laivą atgal, nes tiesiai į nosį. Windy Appsas rodo, kad galim aštriai plaukti, bet aštriai plaukti 33-5 mazgus tai yra šlapės plaukimas. Autopilotas visiškai nevairuoja.
Tai nusprendėm palaukti palankesnio vėjo, grįžom atgal į Lokių salą, nuleidome inkarą ir dabar gaminame pietus. Taip. Svogūniukas. Virtos bulbytės, palija, sūdyta ir svogūnėlio. Taip verda, kad net krenta. Atsargiai Dariau, kad neužsipildome. Kažkas bombarduoja. Čia vat yra palija. Nu ir valgysim dabar. Pietausim. O normalų rodo orą rytoj iš pačio ryto. Aš čia gal truputėlį paskubėjau, galvoju, nu ką, reik minti tą Svalbardą, kiek galima. Ir tai yra jau ne pirmas kartas, kai appsas rodo vieną, o iš tikrųjų yra kitaip. Plius plaukiam, paskui tik tai taip įvėja 3 mazgais, o kai varėm pavėjų nusukę nuo kurso, pasižiūrėt, 5 minimum, 6 mazgai, tai lekiam tikrai su vėjeliu. Tai va, o rytoj rodo palankų vėją, rytoj ir šoksim, o šiandien pasipavalgysim, pailsėsim ir ruošimės rytojus išplaukimui. Praktiškai esam viską pasiruošę. Tai va.